Voras Spidermanas važiavo savo dviračiu ir įkrito tiesiai į tą vandens telkinį. Tai pažiūrėk, ką tau sakau. Tai tikrasis Voras Spidermanas važinėja po tuos miškus. Ir tada, o dieve, jį bandė sugauti policija. Jis važiavo taip greitai. Ir tada, netyčia, pažiūrėk, kas nutiko. Jis įkrito tiesiai į tą vandens telkinį. Tai beprotiška. Dabar turime padėti vorui Spidermanui. Taigi, mes naudosime šį magnetą, bandydami išgelbėti vorą Spidermaną. Jis yra po vandeniu ir mes bandysime jį pagauti. Gerai, pažiūrėkime. Oho, vaikinai. Nežinau, ar tai tiesa, ar melas. Kaip manote jūs? Bet dabar radau kažką labai baisaus. Ir tai galėtų būti voro Spidermano motociklas. Pakvieskime, ką nors padėti. Ei, mano pikapas! Ei, ateik, mano pikapę! Taip, voro Spidermano motociklas tikrai baisus. Todėl naudosime mano pikapą, kad jį išgelbėtume, kad padėtume vorui Spidermanui. Taigi, pirmin, padarykime tai. Turime dabar išgelbėti vorą Spidermaną. Taip, gerai. Pirmin. Matau, kažkas kyla iš vandens. O, dieve, vaikinai, tai vaizdo įrašas. Tai tikrasis voro Spidermano motociklas. Tai beprotiška. Jis kyla iš vandens. Greičiau. Turime išgelbėti vorą Spidermaną. Taip, voro Spidermano motociklas. O, dieve, mes jį radome. Tai tikrasis voro Spidermano motociklas. Ir pažiūrėkite, jis visiškai padengtas voratinkliu. Atidėkime mano magnetą, nes dabar jo nereikia. Dabar turime suprasti, kaip naudoti šį voratinklį ir kaip galime važiuoti tikruoju voro Spidermano motociklu. Paimkime keletą įrankių ir pažiūrėkime, ką galime padaryti. Manau, man prireiks kažko aštraus, kad nukirpčiau voratinklį. Kaip šios žirklės, tiesa? Taigi dabar turime pašalinti šį voratinklį. Bet šis voratinklis yra labai stiprus, neįmanoma jo nukirpti. Manau, tik voras Spidermanas žino, kaip jį paleisti ir vairuoti. Tik voras Spidermanas žino, kaip nukirti šį voro voratinklį. Palauk, žmogus voras? Spidermanas? Spidermanas! Jei jis rado šį dviratį, tai gali reikšti, kad voras Spidermanas vis dar yra po vandeniu. Taigi pirmin! Turime išgelbėti vorą Spidermaną. Mano magnetas įstrigo. Ką? Kas negerai su mano magnetu? O dieve, kas tai, vaikinai? Tai Spidermano kostiumas. Net neįtikėtina. Bet kas tas daiktas? Kur mano magnetas įstrigo? O dieve, žinau, kad tas daiktas gali priklausyti goblinui, blogiausiam žmogaus voro priešui. Ir tai gali reikšti, kad goblinas medžiojo žmogų vorą. Pagalvokime, kaip galime panaudoti tą daiktą, nes šis, labai aštrus. Tai labai pavojingas ginklas ir jis vadinamas Razorbat, nes yra aštrus kaip skustuvas. O dieve, šis daiktas labai aštrus. Galbūt jis gali perpjauti voro tinklą. Jis tikrai perpjauna tinklą. Taigi galime bėgti ir važiuoti vorų dviračiu. Vorų dviratis. Goblino ginklas tikrai veikia. Taigi radome ir išgelbėjome vorų vabalą ir vorų kostiumą. Užsidėkime jį ir išbandykime. Tikrai jaučiuosi kaip žmogus voras. Pažiūrėkite į šį visiškai naują kostiumą. Jis auksinis, kaip iš visiškai naujo filmo. Ir vaikinai, jei jums patinka žmogus voras, nepamirškite paspausti patinka šiam vaizdo įrašui dabar pat. Bet aš išbandysiu šį vorų vabalą. Einam, vaikinai! O dieve, vaikinai, tai beprotiška. Jaučiuosi kaip tikras žmogus voras. Tai taip gerai, tai taip beprotiška. Bet tai gali reikšti tik viena. Žmogus voras buvo kažkur netoliese. Ir galbūt tikram žmogui vorui vis dar reikia mūsų pagalbos. Taigi aš būsiu tikras herojus ir išgelbėsiu žmogų vorą. Taigi dabar turime toliau ieškoti daugiau radinių, kad suprastume, kas nutiko tame miške. Ei, vaikinai, kas tai? Kas čia per daiktas? Pažiūrėkite, koks jis šiurpus. O dieve, vaikinai, aš žinau, kieno tai kaukė. Tai goblino kaukė. Ji labai pavojinga ir labai baisi. Goblinas yra labai baisus ir labai pavojingas veikėjas iš žmogaus voro visatos. Jis visada bandė medžioti žmogų vorą, kad jį nugalėtų. Bet vaikinai, vaikinai, ar prisimenate, ką radome anksčiau? Šį skustuvo šikšnosparnį taip pat naudojo goblinas kovai prieš žmogų vorą. Radome daug goblino daiktų ir daug žmogaus voro daiktų. Taigi aš žinau, kas čia įvyko. Goblinas puolė žmogų vorą, o žmogus voras kovojo prieš jį. Taigi pažiūrėkime daugiau vaizdo įrašų, kad rastume apie tai įrašų. Žmogų vorą dėl kažkokios priežasties vijosi policija, bet aš nežinau kodėl. O tada po to jis įkrito tiesiai į vandens telkinį, kur radome jo dviratį.
O tada? Arba galbūt prieš tai? Žiūrėkite, tai žalesis goblinas. Jis puola žmogų vorą. Taigi aš buvau teisus. Žmogų vorą užpuolė žalesis goblinas. Ir jie kažkur skraidė. Taigi, galbūt turime toliau ieškoti kažkur tame miške. Einam, vaikinai, turime tęsti to miško tyrinėjimą, kad išgelbėtume žmogų vorą ir padėtume jam kovoti su tais šiurpiais ir baisiais personažais. Pirmyn, žmogų vorai, mes ateiname! Žmogau vorai. Palaukit, vaikinai, palaukit. Radau kažką čia pat. Vaikinai, tai neįtikėtina. Tai visiškai naujos, labai galingos auksinės voratinklio šaudyklės. Taigi, tai yra labai ypatingos auksinės voratinklio šaudyklės ir juos galite naudoti šaudyti voratinklius ir jais skrieti kaip tikras žmogus voras. Išbandykime. Oho! Tikras voratinklis iš voratinklio šaudyklės. Gerai, pabandykime. O dieve! Ne. Voratinklio šaudyklės. Voratinklio šaudyklės. Jos sulūžo. Bet tai keista. Maniau, kad jos viduje auksinės, bet jos kažkokios plastikinės. Keista. Galvojau, kad jos tikros, bet gali būti, kad tai kažkokia klastotė. Keista. Šios voratinklio šaudyklės nėra tokios galingos, kaip maniau. Bet jei tai buvo tikras žmogus voras. Ar tai buvo tikras goblinas? Nežinau. Manau, turime tęsti magnetinę žvejybą, kad išsiaiškintume. Einam! Taigi, po to, kai žalesis goblinas užpuolė žmogų vorą, žmogus voras įkrito tiesiai į tą vandens telkinį. Tad tęskime magnetinę žvejybą čia. Gerai, oho, taip, gal vėl galime ištraukti ką nors sunkaus. Ir taip, tai, visur jis kyla. Palaukit, vyrai, kas čia per daiktas? Oho, tai labai keistas daiktas. Ir tai atrodo kaip sklandytuvas iš filmo, kurį turėjo žalesis goblinas. Tikrovėje jis atrodo būtent taip. Tai beprotiška. Žalesis goblinas skraidė ant to daikto tame filme, kurį matėme anksčiau. Taigi pabandykime. Ar galime skristi? Kodėl jis skrenda? Kas negerai su tuo daiktu? Jis įjungtas. Aš pašalinau. Atpažinkite žmogų vorą. Ne, aš nesu žmogus voras. Pašalinkite taikinį po 3. Ne. Aš nesu žmogus voras. Aš esu žalesis goblinas. Šeimininkas buvo aptiktas ir atpažintas. Taip, aš esu žalesis goblinas ir galiu valdyti skraidyklę. Ir surask mane. Surask man Peterį Parkerį. Surask žmogų vorą, nes turime jį išgelbėti. Kaip pageidaujate, šeimininkė? Tai yra lazerio spindulys. Turime jį sekti ir galbūt ten, miške, galime rasti žmogų vorą. Eime! Tai yra lazerio spindulys ir jis rodo į vietą, kur Peteris Parkeris, dar žinomas kaip žmogus voras, buvo matytas. Turime sekti šį lazerį ir galbūt galėsime jį rasti ir išgelbėti jį. Ei, vaikinai, pažiūrėkite. Štai čia radome kažką keisto. Tai yra skraidantis dronas, ant kurio yra voro ženklas. O dieve, galbūt žmogus voras čia skrido ir kažko ieškojo. Paleiskime droną ir pažiūrėkime, ką galime rasti tame miške. Gerai, pakelkime droną į orą. Oho. Tai šaunu, vaikinai. Gerai, pažiūrėkime, ką galime rasti tame miške. Palaukite, kas ten? Toks didelis ir stiprus. Tai Halkas, galingasis Halkas. Jis čia buvo. Ir kaip žinote, žmogus voras ir Halkas yra susiję. Taigi, vaikinai, galbūt turime bėgti ir paklausti Halko, kur yra žmogus voras. Galbūt jam reikia mūsų pagalbos. Einam, dabar galime rasti tikrąjį žmogų vorą ir tikrąjį Halką. Einam. Gerai, mes matėme Halką kažkur ten. Ei, vaikinai, kas ten ant žemės? O dieve, tai atrodo kaip Halko kelnės, tiesa? Oho, pažiūrėkite, kokios jos didelės palyginus su manimi. Jos tiesiog milžiniškos. Juokauju, tas Halkas tikrai labai didelis ir galingas. O dieve, šios kelnės tokios didelės, nes Halkas turi labai didelės kojas. Bet vaikinai, tai gali reikšti tik viena. Halkas čia buvo. Tai reiškia, kad tikrasis voras. Žmogus voras taip pat kažkur buvo netoliese. Turime tęsti paieškas tuose miškuose. Galbūt aš kažką pamatysiu ten. Eime, vaikinai.
Taip, žiūrėkite, čia kažkas susijęs su žmogumi voru. Žiūrėkite, čia motociklininko šalmas. Bet kodėl žmogui vorui reikia motociklininko šalmo? Jis juk superherojus. Ar ne? Bet kodėl žmogui vorui reikia šio šalmo? Jis skirtas vaikams. Jis skirtas saugumui. Žmogus voras yra labai galingas superherojus. Eime ir palyginkime šį šalmą su jo motociklu. Jie identiški, jie turi tas pačias spalvas. Tai tikrasis žmogaus voro šalmas, o čia žmogaus voro motociklas. Bet tai šiek tiek keista. Kodėl žmogui vorui reikia šalmo? Jis juk superherojus. Gerai, galime rasti daugiau užuominų. Paleiskime droną dar kartą. Gerai, paleiskime skraidantį droną. Ir pažiūrėkime. Palauk, ne. O dieve, aš sulaužiau žmogaus voro skraidantį droną. Kaip tai įmanoma? Ne, aš turiu kažkaip tai sutaisyti. Nagi, kaip galime tai vėl sujungti? Palaukit, vaikinai, ar matote šią kamerą? Atrodo, kad čia yra keletas iš anksto įrašytų failų. Pažiūrėkime juos. Pažiūrėkime, kas buvo įrašyta tame drone anksčiau. Gerai, paleiskime. Sveiki atvykę į važiavimo dviračių mokyklą. Išmokite pačių įspūdingiausių triukų. Palauk. Važiavimo dviračių mokykla? Sveiki atvykę į važiavimo dviračių mokyklą. Važiuok kaip tikras herojus. Išmok beprotiškų šuolių per vandenį, kaip tikras žmogus voras. Užsiregistruok dabar. Ką? Tu gali važiuoti kaip herojus. Apie ką jie kalba? Atrodo kaip reklama. Taip. Visos tos scenos, visi tie vaizdo įrašai, jie buvo tarsi tikri, bet tai buvo reklama apie dviračių mokyklą. Tai viską paaiškina. Viskas, ką matėme, buvo tik reklama ir jie viliojo mus važiuoti superherojų dviračiais. Štai kodėl radome šalmą, nes tikriems superherojams šalmų nereikia. Jų reikia tik tiems mokiniams, kurie nori išmokti važiuoti dviračiais. Tai beprotiška, vaikinai. Bet kokiu atveju mes baigėme savo nuotykį ir mūsų tyrimas baigtas. Jei jums patiko, nepamirškite paspausti patinka ir prenumeruoti mano kanalą, jei norite pamatyti daugiau žmogaus voro ir kitų nuotykių vaizdo įrašų. Mano vardas yra Love. Iki greito susitikimo. Viso gero. Oho, iš tikrųjų, aš taip pat norėčiau pabandyti važiuoti žmogaus voro dviračiu.